Tačiau Dostojevskio herojus sako, kad visi protingi statistikai, galvočiai ir žmonijos mylėtojai, skaičiuodami žmogiškesias naudas, pastoviai vieną naudą praleidžia. Kokia toji naudingiausiai nauda? Štai toji nauda. Nuosavas laisvas noras, nors ir labiausiai laukinis kaprizas, sava fantazija įkaitinta kartais nors iki beprotybės, štai visa tai ir yra praleistoji pati naudingiausiai nauda, kurios neįtrauksi į jokią klasifikaciją ir nuo kurios visos sistemos bei teorijos pastoviai eina velniop. Taip sako Dostojevskio apysakos užrašai iš pogrindžio herojus. Na, Dostojevskis taip sako, paradoksaliai sako. Laisvė save išreikšti, teisė į savus ieškojimus, patirtis bei klaidas tai svarbiausia vertybė, dėka kurio žmogus gali išlikti kaip asmenybė ir augti ir vystytis kaip asmenybė ir kiekvieną akimirką jausis tikru žmogumi, o ne fortepijono klavišu, kurio kažkas groja kitas. Čia va yra Dostojevskio mintis.